Aštrios istorijos po gabalėlį. Chili Pizza. Visiems geriems laikams. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. O kada mūsų laida išeis čia kaip į žiūrovą, nežinau kaip kreiptis į jūs, brangus žiūrovė. Net nebandyk atspėt, žinok. Nesu informuotas iš tikrųjų, bet manau, kad, turbūt, kad rytoj. Gal. Kūčių dieną. Gal. Tai čia prasidėjo? Su šventėm jūs, mano mylėjai bičiuliai. Svarba atėjusiam arba praėjusiam arba artėjusiam. Ne, tai mes kol kas normaliai, mes neimituojam, kad mes esam čia, žinai, tiesioginėme etery. Dublių nedarysim, 3 neskirtingų. Ne, tikrai jau viskas, jau laida prasidėjo, laidos pavadinimas 1-3-2-3, patys žinot, apie ką jinai yra. Vilnius, estrada ir visa kita, kažkiek sportas. Sveiki visi, labai malonu. Skanios silkės šiandien. Tai ar supakavot jau kalėdinės dovanas? Ne visas. Nešiu, tarp kitko, nešiu vieną čia supakuot, kad gražiai supakuotų. Žinai, ką man nupirkai? Tai negaliu pasakyti. Tai gali pasakyti, kad nenupirkai ir viskas, kad šok. Žodžiu, kalėdinės. Gal dėl to ir vėlavai, nes mums dovanas pirkai, negalima taip. Kalėdinės bet ne vėlavai. Aš kaupiu vieną žiaurų atsiprašymą. O, žiūrėk, vienas kažkas čekiukų kažkas žiūrėk. Kvietimai į Vilniaus ledą, prašau ateiti. Ir jūs prašau. O, labai ačiū. O, čia pakištukai kaip. Solidu. Matai, kaip ateina žmonės į laidą. Pasiruošę. O kaip tu atėjai? Aš atėjau. Ką tu atsinešai? Atėjau, save. Aš save. Tu. Save. Mandras visas. Nebūk mandras, apšiks gandras. Galioja ir... Tai tau yra turbūt apšykęs. Ne kartą apšykęs turbūt, ne? Lauksiu ant ledo. Gerai, reikia... Šitų pakvietimų, žinai, koks didžiausias pliusas yra? Koks? 2 yra pliusai. Kad nereikia gražinti ir daug kartų gali panaudoti? Ne, gražinti paims iš tavęs ten juos, bet pliusas yra tas, kad gali ateiti net tada, kai yra soldautas ir vis tiek įeisi. Tai čia vip jau. Nes nereikia taip stipriai pasiplanuoti, žinai, nes šiaip reikia, nes ypač per kalėdinį laikotarpį tai labai daug žmonių, labai smagu. Reikia kažkaip pasispręsti, vis tiek, man atrodo, merginos situacija iki tos sausio 26 dienos. Merginos žiūrinčios, ieškokit manęs Bumble. Esu ir Tinderį, bet labiau Bumble, ieškokit, mielesnis man Bumble. Jeigu turi tokias programėlės ir dar prašai, kad ieškotų kažkas, tai kažką blogai tenai idėjas. Čia po 2 žmonėms gali 3 merginas vestis. O tu užsisėdęs? Ko tu čia užsisėdęs ant manęs? Gali 3 merginas iš karto vienu metu vestis. Pažiūrėsi, kaip su kuria smagiau čiuožti aplinkui. Su pingviniuku aš tik tai čiuož galėsiu pats, tai žinai, man neišeis man pasižiūrėti. Tai va, tai gal tai būtų pliusas, jeigu gerai mokėtų čiuožti, ar ne? Šiaip tai visapusiškai neabejotinai pliusas yra, kad gerai mokėtų čiuožti. Čia kur tą gali panaudoti? Pliusą. Aš nenoriu per grubiai nuskambėti, bet kiek esu gyvenime žiūrėjęs dailiojo čiuožimo čempionatų, moterys ten mokančios jos, kojos, kūnai. Turiu tą blogą naujieną, bet iš dailiojo čempionatų dailiojo čiuožimo tau tikrai nieks per Tinderį ir per kur tenai Nebūčiau toks tikras, Martynai. Aš esu top 1-2% Tinderio pasiūlos vyrų. Kiek aš esu mačiusi, ką ten rodo tuose appsuose, tai aš... Tu vyrus pražiūri? Ir vyrus pražiūri? Kaip sakai? Ir vyrus pražiūri? Ne, man merginos draugės yra rodžius. Vyrų neteko pačią matyti. 2 paskyras tu susikūrė. Ne, abi tikras tik tai nuo vakaro priklauso, ko jie. Nuo teikytį. Tai Grindrį pasižiūriu, aš vyrus Grindrį pasižiūriu, Tinderis merginams. Kalėdinė čia nuotaika, aišku, faktas labai. Tai va, taip, sausio 9 dieną, kai į Kauną atvažiuok, bus geras renginys. Kas bus Kaune sausio 9? Dailusis čiuožimas arenui, taip, tai va, galėsi pažiūrėti. Galėtum tada jau tu išsirinkti. Kur kvietimai į šitą? Nu, tai jeigu būsi geras, gal naujametinė proga, gausi ir tuos kvietimus. Pavažiuoti visai. Pagalvok, sausio 9 Dailusis, sausio 10 Žalgiris su Realu, fantastika. Praeitą savaitę buvo kalėdinis vakarėlis mūsų. Ai, buvo jau. Va, dėl ko jisai yra užpykęs ant manęs, žinokite, visi, kad aš neatvykau, praėjusią savaitę negalėjau atvykti į kalėdinį vakarėlį mūsų. Daug praleidai. Sausio 10. Viešai dabar tiesiog atsiprašyk, nu. Atsiprašau, viešai. Sakyk, kad aš gailauju. Kitais metais būsiu, gal net padėsiu suorganizuoti. Kai bažnyčia kaltas, esu kaltas. Tai sveika Marija, 10 aplink katedrą ir viskas. Aplink Akropolį. Aplink Akropolį ilgai užtruks. Man atrodo, aplink Martyno namus reikia apeitis, daugiausiai skaudulio jaučia. Kamštis dar aplinkui bus, žinai, Akropolį, tai gali užtrukti
O tu, Martynai, jau suplanavai dovanas? Aš tikiu kalėdų seneliu ir tikiu, kad jis man atneš. Jisai to atneš. O aš nenešu, neperku nieko. Ne, iš tikrųjų tai liūdėsėlis, nes man būdavo vienas užtumsiu ant savo žmonos biškį, tai man liūdėsėlis dėl to, kad aš laiką labai man žiauriai patikdavo pirktas dovanas, aš ten ištaškydavau tų pinigų tikrai, kai būdavau jaunesnis ir panašiai, o kai atsirado vaikai, tai žmona atsakinga už tos reikalus ir man labai minimaliai lieka ten tų, žinai, tų išlaidų. Ir šeimose vis tiek jau sumažėjo, tada jau ten tie burtai prasidėjo, kiekvienam neperka, žinai, nu, kad sumažėjo, tai tų dovanų gerokai mažiau ir tas, šiemet realiai per, nežinau, per pusvalandį gal susikau gal. Ai, ne, per 5 minutes kokius. Man šiaip irgi aš... Tai man tas liūdėsėlis trupučiuką, kad man mažai man patiktų, kad aš... O kas jums yra? Mes šeimoje irgi kažkada vienu momentu buvom pradėję keistis. Nu, tiesiog, sako, neišlaidavom visą kitą ten ir panašiai. Bet aš kažkaip sakau, ne, nu man tipo, nu, tai gerai, tai galim mažesnės dovanas. Daugiau, jo, iš vieno gauni, iš kito, daugiau atpakuojam. Nes man irgi tas tipo ten, kad paskui gaudavosi, kai, jo, kokios mergos neturi, mes su draugeliais nesikeičiam dovanom, tai man tik tais iš šeimos, ne, tai vadovas eina. Ir jeigu tik vieną gauni iš šeimos, tai absurdas, žinai, tai toksai, ja, sakau, davai gal. Kas yra geriausia dovana, kas yra blogiausia dovana, kas yra labiausiai underrated ir overrated dovana? Jums. Turit tokį. Geras klausimas. Koinės yra underrated dovana. Ar man visą laiką gerai yra gauti? Šiaip gerai koinės, jo. Jeigu dar tai apatiniai. Kokybiškus. Nu, underrated, nes taip sako, lengva padovanoti, dažnai gaunama, tai gerai, tvarkoja. Bet visą laiką tinka. Taip, visą laiką panaudojame. Underrated, manau. Man tai dar šiaip... Kažkaip irgi anksčiau taip geras termosas, žinai, skambėdavo kaip tokia, tipo, bet šiaip blemba geras daiktas, ypač pavyzdžiui, vat, aš kadangi, žinai, ten į fulę kokią varinėjau, o lietuviškas futbolas, žinai, pavasarį, rudenį nėra labai smagus reikalas, tai tikrai pasinaudoja. Ir šiaip dar ir dalykas, kad aš nemoku labai saugo daiktų ir ypač va tokių, kur nešiesi kažkur, netelpa į kišenę dar, tai aš liaudiškai tariant... Jeigu tau kas metus dovanotų, gerai būtų. Tai aš liaudiškai tariant prapisu juos, kaip sakant. Tai va šiaip irgi toks dalykas, kur visai įvertinau. Šiaip jo, iš tikrųjų, aš kai daug vaikštau, po miškus, takus visokius ir panašiai, tai irgi labai appreciating pradėjau termosiukus gerus. Ir irgi esu pametęs kokius 3 kažkur ten, eini kartais į tą šoninę kišenę, buvau įsidėjęs termosą, nu, tai kuprinės šoninę kišenę, tai ten sykį nusiemi. Ir per visus rūbus, tai ten tikrai nelabai net jauti, ten svoris pasikeitė, nepasikeitė, kažkur jau bum nukrytė galva, kad aš dabar 3-4 km atgal eisiu ieškoti, nefiga, tai irgi krenta ir pasimeta. Pirštinės irgi lygiai taip pat. Jo, pirštinės tai yra iš viso košmaras. Tai šiaip pirštinės irgi gera dovana, kalėdam, žinai, pas mus, ypač jeigu kažkokias, žinai. Kad nebėra šalčių. Bet vis tiek būna, nu sniego nėra, jo. O savo ką nors dovanojat, būna žmonių, kas savo kažką dovanoja. Nesu gyvenime pirkęs savo kalėdų progą, tai net nesu. Jeigu turėčiau daugiau pinigų, tai gal ir sakyčiau savo, nu tai va ir savo kažką padovanau. Na gerai, o ką dabar norėtum tokio savo pasidovanoti? Ko tu trūksta, be termosų? Aš galvojau, gerų kvepalų pasidovanočiau. Batus pasidovanočiau tokius, kur žinai, kur ne už 100 eurų perkiau tokius, kurie tau ten gali tarnauti, jeigu tu juos prižiūri ir 5. Lemba, aš tai žinok, neperku vien dėl to, nes aš nemoku prižiūrėti. Aš irgi nelabai moku, bet galvoju, jeigu aš investuočiau 400 eurų į batus, gal tada, žinai, ir prižiūrėti kažkaip. Neprižiūrėtum, žinok, va čia blogiausia. Tai va. Nieko nekeičia, tas visiškai. Bet vis tiek ilgiau laikyti ir būtų geresni negu batai perkami. Tai čia jau priklauso, kur eini, ką darai. Už 400 mišką, tai kaip tu ten su šuniuku pasivaikščiai kilometrą. O jeigu tu vienišas ieškot panų į klubus ir panašiai, tai irgi ne. Ir klubai šiaip irgi bloga vieta. Labai bloga vieta. Minda ten to. Ne, tai bloga. Tai su tokiais tai ir ne. Tai realiai, kur galėtum ateiti realiai? Nu, va, su mumis pakalbėtum, ar tau čia reikia 400 eurų išleisti. Pas mumis gali ir taip. Pas mus jo. Mes net nežinome, už kiek. Realiai gali net ir be batą ateiti. Su kojiniam dar būtų įdomiau. Tinkamam irgi šitas variantas jau. Tai žodžiu, bet tokie vat kažką... Aš tai patefono savo labai noriu, vis žadu kažką, bet kažkaip vis realiai neprisiruošiu tiesiog, nes nelabai nusimanau, o reikia, žinai, panagrinėti. Šiaip tai davė iš tikrųjų vienas dabar jau bičiulis davė savo kito bičiulio, kuris
nusimano ir kuris net užsima, ten kartais gali pasi nusipirti ten panaudotų, žinai, kažkur tai jis ten perperka, taip toliau, tai... Delavaras. Kaune, Kavenskas, žinai, tai čia visi tie vairiukai iš karto tai vadavė, dabar jau kontaktą, sako, pasiskambink, tikrai neapgal, žinai, pasakys. Aš turiu žmogų. Patefono reikia? Turiu. Jo. Ne, Patars tą brangesnį, kai jis geresnį. Kažkada gal ir buvo čia, high-endas. Zero situacija. Tai va, planuoju kažkaip tai, Lomų išimtas. Bet kažkaip jo. 3 tariavi išėjimai. Duodat varcal ir dar 20. Geras daiktas. Ir selo toks. Akibilėt primetė. Pionierius. Bet anksčiau atsimeni, kaip būdavo, reikėdavo mago tas nusimti viršūnėlę. Kažkada dar anksčiau tą visą tą išsiimdavo. Eiktų savo laikai. Aš tai kažkada sakau, vis svajoju, kad reiktų tokį kažkur turėti rubriką kažkokiam podcast'e, žinai, kur prisimintų tokius senus laikus, nes manau, kad dar yra tikrai, ten dabar, pavyzdžiui, kokio apie 25 metus žiūrovas žiūri ir aš manau, kad jam jau labai svetimi šitie dalykai. Gal dar Tai net nesupranta, bet kažkur gal kad snukį užsidirbinėti ant mago įlipus į mašiną tikrai. Kokio mago kažkas, ne gamyklinis, nusiema kažkas tai. Ne ekranas, ne ledas, ne touchscreenas, apie ką iš čia bahūrai. Ne, tai ledai, kai atsimeni prasidėjo, tai ten iš visų tą ekraną ten jau saugodavo. Su savim tamposi visur. Kažkokie dar lazeriukai važinėja. Kai dabar laptopą, tai anksčiau su tuo ekranu. Tai čia tas pats telefoną, nežinau, su mygtukais, be nespalvota. Šitą galvoju, dabar pabiškai vėl atranda iš naujo. Bet realiai nežino. Aš buvau net pamiršęs, kad dabar priminė, kad tą magą reikėdavo ištraukti tą viršų, bent jau nusimti, tai net buvau atsimenu, kai tėtis išminė. Dar pakiždavo po sėdinę, arba iki kišenę tą... Tai nes kolonkės išlūkdavo, atsimeni. Ant vairo, kai tą strypą, blė. Tą strypą dėdavo, apsaugą, kad nenuvarytų. Čia kosmosai, čia. O tokius dar gamina, apskritai? Ne, manau, kad jau neveikia. Ne, tai anksčiau atsimenu, kai tik tai įvedė ten tą, čia kad bus ateiti privalomas draudimas Lietuvoje, tai jūs čia už galvų, čia pinigus mokėt. Dabar neįmanoma, kai turguje čekis, kad reikės atiduoti. Smulkus vertilikus visus. Sugrievus gyvenimus. Jo, blema, iš tikrųjų, tai va, šitie tokie dalykai yra įdomus. Nu tai gerai. Tai ką, Vilniaus kultūrą. Palinkėsim apie Vilniaus kultūrą. Buvau praeitą savaitę vienam spektaklyje. Emigrantai vadinasi, vaidino Giedrius Savickas ir Marius Čižauskas. Skirtingų kartų, bet tikrai mano abu mėgstami aktoriai. Tai geras, patiko pagal Lenko tokio Slavomiro Mražeko pjesę. Tai manau, kad pakankamai artima mums, nes ir Lenkų daug emigrantų, ir lietuvių. Tai ten iš tikrųjų toks ir vaizduojamas dviejų emigrantų išvažiavusių į kažkur tai užsienį dirbančių ir ten tiesiog kartu gyvenančių, besidalinančių vienu būstu. Ir žinai, kai būna ir meilė, ir konfliktai, ir viskas, kai yra kambariokų tas gyvenimas, tai šiaip gerai, fainai atvaizdavo, tai rekomenduoju šiaip apsilankyti menų spaustuviai. Buvau pirmą kartą toj vietoj. Šiaip žiauriai pasisekė, žinai, su kuo, su bilietais, nes jau buvo išpirkti, o tada įmetė tos pristatomus, kur būna pristatomi. Tai gavosi, kad tos pristatomus įvarė dar priekį, 2 eilės, tai nusipirkau pačioj pirmoje eilėje, tai sėdėjau realiai per, kaip kameros dabar, tai veiksmas visas vyko. Žiauriai fainai. Jau galėjo. Nu, jo, arba tu gali. O ten mėtėsi dar tokiais daiktais, ten visko, žinai, tai toks tikrai geras experiences labai. Ir šiaip, Giedrius Savickas, man atrodo, dabar mano nuomonė, turbūt geriausias Lietuvoje dabar aktorius. Bent jau to viso teatro reikalų, nežinau, labai daugiau. Aš nesiimsiu vertinti, nes tikrai per mažai spektaklių matęs, kad galėčiau, paskutiniu metu ypatingai, kad galėčiau pasakyti. Bet kosmosas, nežinau, man kaip jisai išvaidina, kaip, nežinau, gal ir tas toks dar, žinai, įlikęs nuo jo, kad jis moka ir tas juokingas situacijas, bet aš dabar jau suprantu, kad jis nėra vien tik tai, žinai, kaip būdavo anksčiau, ten kokia Kazlui būdavo už tą etiketę užklijuota. Kurios jis kratis irgi labai. Jo, kad tik tai čia komikas, žinai. Tai dabar tikrai matau, kad, yra tų, kur ir pabairuoja jisai, bet yra ir tų tikrai, kur rimtai gerų tų temų. Tai patiko, rekomenduoju. Dar poną Tiškevičių praeitą savaitę kaunietį nuvedžiau
į Vilniaus valgyklą pas Simoną, atsimenat, kur buvo irgi reklamavęs prie Basket News ofiso, buvo pavalgėm, tai labai patenkintas liko. Karlis sakė, kad ves dabar visą savo ofisą. Tai va, mano kulinarinės kažkada tos klajonės nepraėjo veltui. Jo. Nu ir Tauro kalną atidarė dar, reikia pasidžiaugti. Ir Žalią tiltą, ir Tauro kalną. Nu tai tik tai dabar jau stato tą koncertų salę, jo, o jau pats parkas jau atidarytas, tikrai fainai sutvarkytas, gražu. Aišku, dabar tas oras toksai, žinai, tai ten padarė visų žaidimų aikštelių vaikų, tai tikrai manau, kad pavasarį ten sugužės daug vaikų ir bus žiauriai smagu jiems tenais taškytis. Vaikams viskas. Ne, nu ir šunims ten yra vietos, ir slidinėjimo tos trasos paliktos ir ten parodyta, net kur ten jos, viskas sužymėta. Šiaip žiauriai gerai sutvarkyta, bet sakau, nu dabar oras, va, šiandien irgi ryte vedžiau šunį, tai, nu, žinai, 7 keliusi, išėjau tamsu, kaip atsiprašant, ir lyja dar ant galvos, nu, tai aš einu ir aš net negaliu pasigrožėti to parku, žinai, vienas dalykas, kad tamsu aš jo nematau, 7 ryto Lietuvoje yra tiesiog tamsu. Nu nieko, pradės ilgėti, jau viskas nebedaug čia. Jo, tai tikiuosi, o dar su 2 šunim, nes dar vieną dabar biškį paėmiau paglobot. Paglobot paėmiau? Keliom dienom, prižiūrėt, nepaglobot, tai pavadinkim, tai su 2 tai iš vis ten, žinai, eini, tai ne ta koncentracija, bet reikia pasidžiaugti, kad Vilnius pagaliau atidarė vieną iš savo, kaip sakyt, ilgai taisomų objektų. Kam aktualu, atidarytas parkelis ir Savanorių prospekte priešais Forum Cinemas beveik. Čia tiesiog šalimais manęs, kur mane buvo sugesnė. Ten yra nesvarbu, pusiau juokauju. Jo, bet arčiau Forum Cinemas ir tenai buvo statybos kažkokios, tai dabar tiesiog viskas išklota plytelėmis, kas yra šiek tiek nuvilintas dalykas. Pas mane irgi ten kloja tas plytelės aplink. Ne, tai centrą vis tiek tvarko, žinai. Tai. Jo, tvarka ir yra reikalų. Patogiai tau. Parkingo kainas sutvarkė irgi nuo naujų. Man tai, žinai, nėra skirtumo. Ne, aišku. Gali dėl manęs ir dar padvigubint. Mažiau žmonių bus, ne? Ne, bus vis tiek mokėtų dvigubai, trigubai, nežinau, kaip čia mokėtų. Ne, šiaip praeitą savaitę buvo žiauriai įdomi gyvenant, žinai, centre, išeini šunį pavedžioti ir labai daug buvo publikos, nu tikrai, pavadinkim taip, kuri retai, man atrodo, mieste atsiduria, nes tiek įmonės baliai, žinai, kai vyksta ir visi tada sueina. Tu jo neklauskas, nebuvo. Nu jo. Aš kitą savo. Tai viskas aišku, į mūsų neteina, kitas einant, tai viskas aišku. Ne, tai faktas. Paskutinė laida kartu, viskas aišku. Galima. O ką telšiuose, Martynai? Nieko. Kaip telšių įmonės balius. Turnyrinę lentelę pažiūrėkite ir viskas aišku. O įmonės buvo kažkoks tai balius? Nebuvo. Negalima sportininkam. Tai negalima pažinėti režimo, koks balius. Teisingai. Pažiūrėkite, Bet per šitos įmonės gali dabar paleidžiu, kiek savaitėm biškai pailsėtų. Tai žinai, aš ten nepersidirbu pats ir taip. Negaliu skūsis, kad labai pavargstu žaisdamas. Tai viskas man viskas yra idealiai. Nu tai tiek turbūt. Intro, ačiū, kad žiūrėjot. Nu gerai, dabar jau biškai apie sportą pašnekėsim. Tai... Sveiki visi, kurie prasukote. Sveiki, jo. Ne apie sportą. Aistruoliai. Ne, bet aš manau, kad kartais šitas intro dar būna smagesnis ir fainesnis žiūrovui, toks pažvengti. Man irgi kartais taip atrodo, bet kartais žiūrovui gali neatrodyti. Langvas gali kitas iki pasakyti, laida neišeina, nes apie nieką šnekėjau. Parašykit, ar įdomu, ar neįdomu. Ar reikia ilgesnės kultūrinės dalies, ar trumpesnės. Gal apie sportą vis nieko nereikia? No. Gal apie sportą jau viską ir taip daug, žinai. Gal mes galim apie telefonus senus pasikalbėti, dar kažką, žinai, pagvildentų temų. Ok, gerai, Rytas KMT nugalėjo Neptūną, Wolvsai nugalėjo Jonavą ir kaip ir daug šansų, kad Vilniuje vykstančiame tame finalinėme ketverte pamatysime abi Vilniaus komandos, kas be abejo yra gerai ir Vilniui, ir lygai, ir turnyrui, ir viskam kitam. Ką daugiausiai gal įsinešiai iš tų rungtynių? Martynai? Tai skirtingos kažkiek savaitės gal buvo, nes Vilkai, kaip atrodė Europos taurės rungtynėse Ulme, tai yra, nežinau, parodija, cirkelis iš blogosios pusės, neegzistuojanti gynyba, bet labai sunkiai paaiškinama gynyba, ten tiesiog be jokios idėjos, vienas prieš vieną nesustvarko, bando kažkų pagalbų prašyti, dar kažko, nu ten tiesiog, nežinau, ar esu matęs apskritai, šiame to krepšinio tikrai daug labai žiūrėjau, bet kad
tiek būtų vienose rungtynėse, tiesiog tokių paprastų 1-1 ir visi žailė žaidėjai prasileidžia tenai. Ir Kulboka, nekalbu apie Turmaną, Kevonas, tiesiog, 2 driblingai iš pakrepšio, atrodo, kad žaidė prieš NBA komandą, kur net neturi, arba ten Dream Team, net gal net NBA, o visiškai Dream Team Amerikos rinktinė ir atrodė labai keista. Jo paskui su Jonava, tokia, aišku, Jonava yra kito lygio komanda tikrai. Ir Jonava žaidė pakankamai prastas rungtynės mano galva, o Vilkai ten porą kartų buvo pasiekę ir 20+, paskui žaidė ten 10 ar 12. Jonava kovojo, tai gerai. Ir užsidarė vis tiek, bet žinai, 18 taškų namie, žinai, tu turi tokiuose, kai serija iš skirtumo, tai turi vis tiek ten 5-6 taškas gali praložti, kad bent jau žinai važiuoti, dabar važiuoju -18, važiuoti Vilnių. Aišku, tas rungtynės yra už mėnesio. Tas kažkiek duoda, bet aš manau, kad Jonava neturi tikrai šansų. Taip pat turbūt, kad ir Neptūnas ne per daugiausiai turi. Taip, ten nėra kažkoks labai kosminis skirtumas, 11, man atrodo, net taškų. 11. Bet Neptūnas uždė labai prastas rungtynės, labai nepataikė, o Rytas... Tai Rytas prastas labai sužaidė šiaip jau. Tai, bet Rytas įvėlė tą, Rytui gal ir gerai buvo tokios rungtynės, kad žinai, kad ne pats neždė kažkokio kosmoso, bet neleido ir Neptūnui labai žaisti, o apie tas rungtynės su Lenkijoje, tai ten, irgi parodė su 30 atkovotų kamuolių, labai sunku kažką gero. Vienintelis, jo, polimet atkovotų 30 kamuolių, ten 80, kiek ten 6 kartus metė krepšį, kiek ten, sakau, 8-6. Tai čia yra normalios rungtynės. Kosminiai skaičiai, sakau, iš tos savaitės, ką Rytui tikrai pozityvas, turbūt, ką galima žiūrėti, tai yra, kad Sargiūnas įsivažiuoja, grįžta į formą, gauna daugiau minučių, aišku, susiję gal kažkiek ir, kad Paliukėnas gavo traumą ir neždė tų rungtynių ir Sargiūnas ėjo į startą abu kartus ir galima pasakyti, kad ta kūno kalba jau Sargiūno yra jau kažkiek geresnė negu buvo, sakykime, iškart po traumos, tai tas turbūt yra pozityvas, nes žiūrint, kaip tas pats Greipsas nestabiliai žaidžia, atrodo, kad vienos rungtynės, žinai, tenai gali dominuoti tą talentą rodyti, o kitos iš vis dingti iš rungtynių, tai Sargiūnas, manau, kad gera opcija yra, kai grįžta dar Paliukėnui, tai manau, kad labai geras dalykas Rytui, kad gali kažko pakeisti. Ta pati Greipsas, jeigu jis nefunkcionuoja, matėm ir Kaulas Klaipėdoje prastai atrodė, tai Rytui kuo daugiau tų gynėjų sveikų ir gerai formų yra geriau, nes to stabilumo kažkiek trūksta ir netgi jau Žibėno tas komentaras po rungtynių su Neptūnu pasakyta, kad gynėjai turi pasitemti ir ne visą laiką sužaidžia ir pats dar pasakęs, kad jisai retai kažką sako tokio, tai jau kai pasakai viešai, tai turbūt jau nori paliest tam tikrą temą ir tam tikrus žaidėjus, kad jie kažką susigalvotų, nes dažniausiai jisai nėra iš tų trenerių, kur ten viešai labai kritikuotų savo žaidėjus, bet man atrodo, kad šitoj spaudos konferencijoje jisai labai blaivę galvą pasakė ramiai ir norėjo tą pasakyti turbūt. Tai paskui ir apie naujoką taip pasakė, kad jis sako, kad čia kažkam neatskleisiu, nes nenoriu judinti prie šventės nuotaikos ir ten pozicijų, žinai. Taip, žinai, tas pasakymas, kad tikslai yra dideli, kad kažką žiūri, ieško, kad pasirašys tik tai, jeigu bus kažkas rimto. Tai irgi turbūt faktas, kad... Mes praėjusiai laidoje, atsimeni, diskutavom irgi, man atrodo. Taip, bet ko rašytis nereikia, bet, plus dabar tu žinai, kad tikrai esi pirmas, kitoj grupėje žinai, kad tikrai gausi Malagą, ten greičiausiai gausi ten tas... Manisa, Manisa, tai ta grupė tikrai yra rimta, solidi ir kad jeigu jie nori kažkur toliau, aš irgi žiūriu, kad su šitą sudėtim bus pakankamai daug reikalų. Aš galvoju, kad Malagą yra pakankamai sunku įveikti, jau čia mes apie tai kalbėjom, namie taip atrodo, kad namie galėtum gaudyti, bet aš manau, kad čia irgi nereikėtų, žinai, labai stipriai išsvaigti, kad tu čia gali jau ten apsilošti tą Malagą namie, gal gerą dieną ir gali, bet vis tiek aš manau, kad didžiausia kova bus ten ta su Manisa, su Galatasaray, Maniso sudėtis šiaip irgi yra pakankamai solidi ir kad Rytas ieško papildymo, tai man atrodo, kad visai kažkaip optimistiškai nutikė, kad žiūri rimtai tą reikalą ir pats tas komentaras, žinai, Žibėno, kad mes norim, jas ieškom ir aš manau, kad tai susiję grinai su Čempionų lyga, kad jie nori praeiti tą top 8, kas, manau, būtų jau būtų neblogas rezultatas ir būtų galima sakyti, kad šitas europinis turnyras yra pasisekęs. Ką jūs, ponas Jovarai? Tai čia toks skaudulys, ta gynėjų linija, apie kurią mes šnekame visą sezoną. Man tik tais, kad Sargiūnas, kad jis įsižaidžia, man nuo to ramiau nesidaro, nes vis tiek tai nėra ta žaidėjas, kuriam gali duoti ten paskutinis 5 minutėm likus imti paspręsk. Taip, jeigu geros rungtynės, tai savo indėlį duosi. Bet to Greipsui dabar gali duoti. Tai ir jam negali. Taip. Tai aš sakau, ne, bet čia nesprendžia, abiems negali. Ir Kaului irgi negali. Būna rungtynių kartais, kai gali galbūt, bet šiaip tas, apie tai mes šnekame kurį laiką ir šiaip kaip fanui tai smagu išgirsti, kad jie ieško kažko, bet aišku, tikrai taip, ar tu susirasi kažką čia vidurės sezono, ten tų veikėjų, kurie būtų
kuriuos būtų galima pasikviesti, kurie būtų gero lygio, tai yra, nežinau, vienetai ir ne mano darbas juos iškapstyti, bet yra kieno darbas tai yra, bet nebejau, kad tai yra sunkus darbas, sijojantis ten dabar tuos variantus. Ir Žibėnas sakė, kad, sako, mes tyrinėjom rinką, kurioje nieko nėra, vos nežinai, akivaizdžiai pasakydamas. Tai tiek tik tais, sakau, visi rezultatai yra tvarkingi, viskas, ką Martynas pasakė, pritariu, tik tais, kad, džiugu, kad Sargiūnas įsižaidžia, žinai, bet ar ten jisai įsižaidęs ar neįsižaidęs, čia esminės problemos nesprendžia. Aišku, nesprendžia, kaip mes nekartą išnekėjom, ir aš šnekėjau, ir čia savaitė iš savaitės tas nepataikymas dar gynėjų linijos, Greivso toliau sėkmingas 30%, LKL 20%, 23% berods čempionų. Tai net su Lenkai, žinai, iš žaidimo realiai nei vieno metimo nepataikė, viską iš baudų susimetė Greivsas. Bet šiaip aišku, tos rungtynės, kosmosas, aš neatsimenu, žinok, tokių rungtynių, kad pasižiūri dabar daugiau kamuolių atsikovoja puolime negu gynybai, kaip tai iš vis įmanoma. Aš nelabai suprantu. Tai čia kliši 12-okai žaidžia prieš 10-okus. Arba Šudarankis nepataikė krepšį ir viską susirenkė, prieš mažesnius, kaip sako. Arba tiesiog ta komanda tokio lygio, tiesiog ne. Bet vis tiek, tai ta prasme, jeigu tu žaidi prieš komandą, kuri jau taip prastai kovoja dėl kamuolių, dažnu atveju, čia bus prasta, reiškia, komanda jau visur, bet tai kaip vis tiek, tai kaip gynybai net kovoti daugiau kamuolių. Kad buvo, žinai, daug tų... Apylygiai gali būti, bet, kad jau daugiau 32-7, nesąmonė, iš vis čia. Vis taigi pradedu galvoti, kad buvo daug tų bandymų tepininti, žinai, kur ten 5 kartus gali. Bet ten to, žinau, ne vis laik surašo taip. Aš pastebėjęs, kad jeigu, žinai, tipinsi, patipini ir paskui užbaigi, ten užrašo vieną offensive reboundą, vieną tašką nerašys. Ten įvairiai, žinok, būna tikrai, esu matęs, kad taip, jeigu atsikovos kamuolį, žinai, nusileisi, taip, išsimesi, vėl pasimtai, bet ten būna, žinai, tipini atsikovoji, tada įmeti. Tai ten tikrai neužrašo, jeigu 3 kartus tipinai, tikrai, kad 3 polimeto kamuolių neužrašys, tai 100%. Ne, tai faktas, bet ir neturėtų. Ne kartą esu pastebėjęs tą dalyką. Bet yra kur užrašinėja. Gal, bet čia NBA. Bet šiaip Rytas dar ir nėra ta komanda, kuri ten, žinai, jau turėtų jau ten tokį jau čia centrą, dabar ar 2 ten, žinai, jau ten. Bet eilę metų mes kalbėdavom, kad tai yra šiaip puolime kovojanti komanda. Jo. Ne, tai kad lipanti tai jo, bet aš turiu minėti apie tuos tokius pataisymus, kad jau čia turėtumėm, žinai, ten kažkokį jau ten Tavaresą, žinai, kuris ten jau. Įnoko rankos ir šuolis atsiai turėtų leisti tos tipinus. Turėtų, ne, jis padaro, tai nėra nieko. Ir čia geras rungtynės sužaidė su... Jo, gerai. Bet ten sakau. Aš nežinai to vidurkį čempionų lygoje, žinot, kaip pakilo nuo to vidurkį, žinot, spėkit polime. Atkovot kamuolių? Polime, išvykos rungtynėse. Nors ir bendrą, gali spėk bendrą, nes... Polime gali atkovoti kamuoliai. Pagal bendrą, jie yra treti yra lygų yra visoji. Čempionų lygoje yra treti pagal polime. Po šitų rungtynių tai kokie 16? Beveik, 15,7. Išvykos rungtynėse pakilo iki 19,3. 19,3. 20 atakų turim papildomą. Aišku, žinai, kai 3 rungtynės išvyko, realiai tai jau čia 30 kamuolių atsikovoji, tai čia jau realiai pusė. Tai kitose nebereikia ten daug labai ir nusimti, kad jau susirinktum tos status. Šiaip Ryto 3 rezultatyviausia komanda yra čempionų lygoje, 5 pagal polimo reitingą, bet... O kaip 3 taškus metam? 22 pagal 30 blogai, kai visada. Kiek iš kelių ten yra... O, čia kiek dabar čempionų lygų komandų tai yra? 32, ne? Man atrodo, 32. Taip, 38 po 4 grupės po 32, tai yra 22. Tikėčiausi, kad dar žemiau būtų, taip jau. Ir turi gynybai labai ryškią problemą, tai yra... Kaip varžovom leidžiamės 3 taškus, tai yra pagal tą realiai prieš paskutinį 31, 40% beveik leidžia varžovom mest. Čia dar yra ir... Aišku, čia iškraipyta, turbūt, žinai, tas rungtynės, tai lygiai truputį ir plus tik tai 6 rungtynės, žinai, tai kažkiek tas yra... Sakau, tai tie polime kamuoliai atrodo kosmiškai, aišku, jo, kai atsikovoja per... Realiai atsikovoja polime, net nebus atsikovoja 60 kamuolių iš viso polime per... O čia atskovojo... 30. Ne, 60 bus, aš meluoju, bet čia atskovojo tikrai daug tų kamuolių polime, tai, iš kažkiek iškraipyti tie skaičiai. Jo, labai nuo grupės priklauso, žinai, ten vienos komandos vienokios komandos turi savo grupį, kitos kitas ir toks gaunasi, kad vaizdelė čia labai nesusidarysi. O Vilkai, tai jo, šiek tiek žiūrint labiau į jų daržą, tai sakyčiau, kad... kol kas to stabilumo labai trūksta, tai komandai atrodo, mes čia pradedam jos girt, jau pradeda kažką tai žaisti. Per gynybą Paelinus siema. Jo, bet per gynybą, tada Badalonoje pasiėmė, tada išvyko. Jo, Badalonoje.
O paskui, ką čia dabar grįžę išdarinėje, tai čia yra tikrai... Jo, nu dabar po 100 taškų nuo vienų, nuo kitų, tada 114 nuo Ulmo. Kažkai nesąmonė atrodo, aš jau žiūriu tą krepšinį, okei, tai taškų dabar daugiau visi meta. Faktas, kad greitėja tas krepšinis ir taip toliau, bet iš 4 rungtynių, per 4 rungtynės iš 3 iš jų gauti 100 arba daugiau, šiek tiek yra jau per daug. Pagal skaičiukus irgi jie yra 14 pagal reitingą, 14 pagal praleidžiamus taškus, kas yra tikrai, kai žinai, kokios ten kai kurios komandos yra dugninės Eurocapo, tai jos ten tikrai labai jau prastos komandos. Ir realiai Vilkai renka tik tai 6 komandas pagal gynybą, praleidžia po 87,3. Tai tikrai yra didelis skaičius ir leidžia labai gerais procentais mes. Tai žaidimo 17 pagal 3 taškų komandom, kuriam prieš kurią žaidžia leidžia mesti ir 2,17 ir yra patys paskutiniai pagal taip, kaip komandos rezultatų perdavimų atlieka prieš juos. Tai po 20,8 leidžia kitom komandom atlikti rezultatų perdavimų, tai tikrai paskutinis skaičius apskritai Eurocape, tai parodo, kad turi problemų gynyboje, o puolime, kas krenta, ką kalbėjom apie ryto puolime atkovotus kamuolius, tai Vilkai yra paskutiniai apskritai Eurocape pagal atkovotus kamuolius puolime. 9 yra vidurkis, tai yra paskutiniai visam Eurocape ir turbūt ta priekinė linija, ką aš jau vasarą sakiau, kad yra, silpnoka, švelniai tariant, bet turbūt normalu, kad tie skaičiai tokie yra, nes ten tie kūnai ir dydžiai tikrai nėra tokie kaip, netgi Eurocapų tikrai ne tie, ko turbūt reikia ir tie skaičiai, čia už to vietų turbūt nemeluoja po 12 rungtynių. Tai šiaip ten net keista kartais atsidaryti žaidėjų profilius Eurocapo puslapį ir panašiai, kur, aš suprantu, kad iš tokių paprastų skaičių šiais laikais, išplėstinės statistikos laikais, advanced analytics ir panašiai, protingi žmonės neturėtų daryti, bet kartais tai daug ką pasako, kai ten tavo centras 3,5 kamuolio atkovoja per rungtynės. Tai kažkas negerai galima ir iš to pasisakyti. Jo, šiek tiek dar į Vilkų žiūrint jau tas rungtynės su Jonava, tai aišku, ten lygių skirtumas visiškai pasijuto, bet dar konfliktas buvo toksai nemažas. Tai susitiko du, dirty abudu, tai vienas Jonavoje, kitas Vilkuose, kur irgi ten būna užtemimai, tai ten, nieko keista. Bet ten toks, man atrodo, iš pradžių, ta situacija nukeitė. Ten pabiški bildina. Kaito. Jo, bet ten, žinai, Kauvanas iš pradžių ten užvažiavo, ten jau taip įbėgo kaip kažkada Kobe į Gazolį, žinai, bandydamas parodyti, kad čia draugysčių nebus. Tai panašiai irgi įbėgo. Tada, toks vos net lengvas ten pastumimas, ten toks labiau vos neužlipkia ant to. Ir tada Tormanui įsijungia kažkoks, kad čia reikia ginti draugelį, nors tas draugelis... Bet jis tik kamuolį išmušė, pavyzdžiui, irgi Tormanas. Bet negalėjai pašvilpų. Bet toks. Šiaip kam to, tai tas žiežirba, žinai. Man tik tai dar buvo keista tenais, aš šiaip nelabai matęs esu, paskutiniu metu taip kažkaip pagalvojau, kada mačiau, kad apsaugos darbuotojai pradėtų... Ir kaip greitai iš karto bėgo. Bet kad jie pradėtų skirti, man taip keista. Pavyzdžiui, Eurolygoje kokie, taigi teisėjai iš pradžių ten skiria, paskui komandos kažkaip subėga. Eurolygoje esame matę, kaip niekas neskiria, kol nepermeta žmogaus. Čia, žinai, kas išjungia mūsų? Čia ir tokių dalykų esame matę. Tai čia, žinai, kad nežinai. Graikų romėnų buvo, imtynės truputį. Ne, šiaip keista, aš irgi tą patį žiūrėdamas irgi galvoju, apsauga iš karto, žinai, gali kažkuriuo atveju. Su tom spetovkėm. Bet atrodo, to šviesinčiam tom jo. Jo, vienas oranžinis, vienas geltonas. Bet aišku, reikia pasakyti, kad ir mano draugas Stepas iš karto bėgo, žinai, ten ir treneriai, ir suolai kažkaip tai, ir šiaip pakankamai ramiai šiaip tą konfliktą išsprendė, ir teisėjai reikia pasakyti. Nes dažniausiai, tai suolo žmonės apskritai negali veltis tuos kilt nuo suolo, reikia kažkur tai net žaidėjai, aikštė, yra, man atrodo, kad NBA buvo. NBA tai negalima iš viso. Iš karto susišvė. Ir iš karto išvė, man atrodo, kad ir baudas ir baigė, o ten ramiai davė ponio sportinį, įsimeskit kamuolį, žaidžiam toliau. Ir viskas. Ir kažkaip tą ramiai sprendė, bet taip tokia, žinai, buvo Jarumbauskas ir buvo Turmanas. Tai ar čia stebina, kad buvo konfliktas, tai čia nulis nustebimo, nes Turmanui būna, kad jam taip užkaisto, o Jarumbauskas visą laiką taip žaidžia. Tai žinai, tai čia aš tai manau, paskui ir Turmanas galų galiai ir baigė prieš Jarumbauską, tenai tą prarado kamuolį, tenai Žemaitis prastai išsimetė, antrą nesportinę ir tiesiai į rūbinę. Ir nieko čia labai... Bet keista šiaip rungtynės, tarsi mes jau ketvirtam kelny vietose su draugeliu žiūrėjau, žvengt pradėjai, tu ten, tarsi vėl ten kamera, nespėjo operatorius grįžti, kaip sakant, į tą vietą, kur reikia, kur yra kamuolys, Sibetas jau periminėjo, dar vieną kamuolį, tam buvo, absurdiškas rungtynės, kiek kamuolių, gal 16 kamuolių periminėjo. Tai mes noriu pakartoti, kokį gražų epizodą žiūriu, epizodas baigėsi jau tiesiai, kamuolį vėl meta. Tada vėl tą reikia pakartoti, nes nematė. Tai buvo šiaip toksai nedaug aš to Sibeto ir matęs, gal paskutinį kartą ir žiūrėjau, kai Vilniuje jie žaidė visai su Wolfsais
ir ten visai irgi atkakliai susižaidė galas. Pradžia jo buvo. Tai bet, toksai gražus simbolis su draugeliu, kaip tik šnekėjom, kad tavo draugas Stepas ir Ryto legenda ant suoliuko, tai gal dėl to komanda niekada ir nepasiduoda, nes Bobrauskas irgi toksai buvo. Aršus jo, kad, kaip sakant, jokių pasidavinėjimų, tai jo, tai gal tos dvasios ir įkvėpta komanda, nes šiaip atrodė, žaidė ne kažką tikrai rungtynės, daug prametinėjo, tritaškį ten iš vis įmetė gal 4 iš 24. Bet buvo momentų, kai atrodė, kad jie gali ten... Iš 26 netgi. 15%. Buvo momentų, kai atrodė, kad jie gali ten Vulsus pastatyti ir ne į tokią fainą palį, ten pralošė gal 7-8 bent jau taškais. Bet galų gale tai Vilkai parodė klasę ten. Bet jo, iš Vilkų labai nesuprasi, ką gali gauti. Gali vieną mačą gauti, atrodo, kosminį krepšinį, gali gauti žiauriai rezultatyvės rungtynės, gali gauti nerezultatyvės, kur atrodo, kad jiems net naudingiau, bet tokių yra pakankamai mažai šį sezoną ir daug ką atspindi turbūt ir tas plius minus rodiklis, kur tu turi. Sakyti dabar, kaip šitos rungtynės, tai iš vis kosmiškai skiriasi starto ir nestarto, tai neįtikėtini skaičiai. Papasakok. Tai 5 žaidėjai startė, tai Kaunas, Bruksas, Minėtas, Žemaitis, Turmanas, tai pliusai minusai, +27, +25, +12, +12, +25. Suolas, Karniauskas 3 minutės -2, Andriusas 18 minučių -1, Blaževičius 9 minutės -9, Jogėla 16 minučių -3 ir Kulboka, per 11 minučių +4. Tai realiai vienintelis žaidėjas nuo suolo, kuris buvo plius minusas, buvo +4, o visi kitai žaidė, realiai startas, tai žaidė į pliusą, jeigu taip galima sakyti. Ir startas šiaip dabar, tik tai minutės iš tikrųjų pažiūrėjau, tai realiai Kaunas turėjo žaisti 33 minutės, Bruksas 30, Žemaitis 29, Minėtas 28. Tai realiai Vilkai turėjo žaisti irgi tokią trumpą rotaciją ir tos pagalbos nuo suolo buvo mažai. Andriusas vienintelis, kuris įmetė ten, 14 taškų, tai realiai suolas įmetė tik tai 24 taškus iš vis kartu sudėjus. Andriusas tai ten iš vis toksai, čia kaip žino Bilis parsiai nuo suolo, kad keldavo. Talento prasme tai tikrai gali į startinio 5 eiti, bet jau tokios rotacijos susidėliojom. Tai čia, toks cheat codas dar, taip bendrai šnekant apie. Bet dabar, jau nieks čia nebestebina, dabar jau tas startinis 5 jau gan seniai yra tiesiog tapęs tokiu labiau, čia NBA dar ten svarbus dalykas, toks statuso kažkoks ten parodymas ar ne labiau iš tos pusės, bet ir tai jau iš esmės, tai nebūtinai netgi, kad tu pasirodysi startiniam 5, ten nereiškia, kad tu žaisi šiandieną ten daugiau už tą. Viskas pagal grajų jo daugiau eina. Aštrios istorijos po gabalėlį. Chili Pizza. Visiems geriems laikams. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Bet tik tais norėjau pasakyti, kad taip jau gal sutapo, bet pasakėjai, mes tiesiog į pliusą minusą nežiūrėjom, žiūrėdami rungtynės, bet taip atrodė, kad Marekas Blaževičius išeina ir Sibetas atsigauna kažkaip ir taip sutapo, nes tavo plius minusas sakėjai ir jo didžiausias. Pas blogiausias. Tai manęs nestebino. Aš jau sakiau, labai nestabiliai irgi žaidžia, ten turėjo geresnių rungtynių, bet, ten tas skau. 100 kartų susakyti, ta kūno kalba, ten tie nereikalingi, ten tie stumdymaisi, žiūrėjimai, tokie kažkaip, tai, nežinau, man. Jo, buvo ir šitose rungtynėse. Buvo, aš tai skau, tai, ten ir teisėjusi, dar vieną kartą po šilpuką kažkur pastumdė, darėjo, pažiūrėti, nieko aš labai nebuvo, ten suvaidino gerai, bet, tiesiog tokie nereikalingi, kur man atrodo, kad jo tas dėmesys kažkur, nei krepšinį, ne tai, kad ateitų čia uždominuoti kažką, tu žaidži ten su visą pagarbą, ten, Majauskas, Venskus yra priekinė linija jo namos. Tai realiai man, jeigu aš būčiau Vilkų treneris, tai man tokį Grajų Blaževičių turėtumės 20. Tu tiesiog suverst. Taip. O tu išinėjai prie tavęs yra, tu ir stipresnį, o tu neturi kaip, net nėra kaip, ir tu realiai su tai eina komanda į minusą, prieš Jono, ta Jonava viskas tikrai smagų krepšinį žaidžia, kai jie žaidžia normalų, tikrai geriau negu čia iš jų buvo galima tikėtis panašiai, bet tu esi Vilkuose, tu nori, tu vis tiek turi ir kažkokį statusą ir tą vardą kažkokį vis tiek žaidės ir tai vis tiek kitokio statuso žaidėjas. Ir tu negali ateiti ir uždominuoti prieš tokius kaip Vilkus, tai man atrodo ganėtinai keistai šiaip. Atrodo, kad jisai žaidžia ir atrodo, kad jisai žaistų sezoną, kokį, tarkime, Tubelis Neptūne žaidė praėjusiais metais. Ir tada gali labiau mandresnis būti toksai visas, kai tu turi prastą sezoną, vėl, nežinau, nerodai, tu čia nieko ypatingo, bet tas toks, tas trash talkinimas kažkoks dar, tie žvilgsniai, kur tu minėjai, atrodo, tai yra žaidėjas, kuris, tu suprastum, kad tai yra jauno žaidėjo mandrumas, bet jisai tuo pačiu bent jau kažko ir backupina, jisai ten yra ir purtova, tokiam komandos po 20 taškų. Taip, o dabar kažkaip tai atrodo labai iškritusi iš konteksto ir įdomu tikrai, aš vis tiek atsimenu, kaip tas žaidėjas prieš 4 metus dar atrodė Ryte, kaip kokius epizodus turėjo ir Žalgiryje net, ir Eurolygoje vienose kitose rungtynėse. Tai nėra,
nei palaidotas žaidėjas, nei kad mums vaidenosi, kad jisai turi šiokio tokio talento tikrai ir kad tai yra, gero, galintis būti gerų tikrai krepšininkų. Keista, kaip dabar tas visa tai yra taip sustoja developmentas visiškai žaidėjo ir norėtųsi, kad grįžtų, kaip sakant, į teisingą. Kelė vidurkis 5,7 taško. Tai absurd, kur aš atsimenu, aš nekėjau, mes prieš tai aš nekėjau kokią 12, kad norėčiau. Jūs tikėjau čia. Jo, tu netikėjai, tiesą pasakys. Ne, bet ir aš nesikėjau taip. Bet tai prastai ir tu. Nesikėjau, ne. Ne, aš ir taip, tų minučių skaičius nėra kosminis ten beveik 15,5, bet vis tiek, man atrodo, toksai didinu, tam LKL yra, prieš ką tu gali tikrai sužaisti ir... Tai ir tų minučių daugiau būtų, jeigu efektyvumas artėtų. Aš suprantu, kad LKL vienaip ar kitaip ten norėtųsi plačiau, bet kokią 20 žaistų vis tiek, kaip jisai gerai žaistų. Bet įdomu tai, kad Eurocup'e ten didesnė statistika, Eurocup'e 8 taškus meta per 17 minučių. Tas irgi kažkaip keistai atrodo, pakankamai keistai, taip. Taip, tai vat, aišku, iš esmės, žinai, tų taškų netiek ir daug lieka, kai tu pasižiūri į Vilkų tuos taškų rinkėjus, tai ten viskas aišku, žinai, tarkim, Eurocup'e Kelvinas beveik po 17 taškų, tada Andriusas su Turmanu ten 14-15, ir va, tau jau, žinai, 50 taškų iš esmės jau yra sukrauta beveik. Bet mes matyt, netgi žiūrėdami gerai, jisai mestų po to 7-8 taškus, jeigu mes į rungtynės pamatytume po vieną epizodą, kaip jis ten Olaidživono Dream Shake kokį padaro, išmaudo kažką, kaip Motijūnas geriausiais laikais ar kažką, tai mes sakytume, okei, tvarkoj, per tas savo minutės, kiek jisai gauna, jisai pasidaro. Dabar nieko, nei to, ką jisai turėjo, netgi jis turėjo tos judesius po krepšių, aš nematau nieko. Metai iš vidutinio nusibėtė, tai Jonavoje užstrigo, plytą paleido. Tokį bum, tik atrodo, kad paskui užmuš tą žmogų, kuris po lankus stovėjo. Tai nuo paudu. Bet proga pašnekėti apie kitą lietuvį visai taip pozityviau. Aš suprantu, kad gal fiziškai Kulbokai dar yra, kur grįžti tikrai ir kad gynyboje jisai atrodo solidžiau. Tai tikrai šito lauksim, bet metimas yra vietoje nuo pirmų, kaip sakant, minučių su HPL, kur įmetė 3 iš 5. Čia jau gali Martynas pakomentuoti. Aš gynyboje tai yra tiesiog metimo turbūt, kad neprarasi, kaip sakant. Nepragersi. Vaikystės kito nepragersi, ką turi, tą turi. Tai čia taip sakydavo ir tas tikrai yra faktas ir ta metimo kokybė, tas greitis, užsitaisimas, tai yra... žinai, kaip realiai. Elitas. Gali žaisti 4 pozicijoje, tai čia fantastika. Čia nieko šiais laikais geriau nieko ir negali turėti. Taip tas lėtumas, ten tos kojos, ypač prieš Ulmą, tai ten labai jau matėsi, kad ten tiesiog ėjo ir nuėjo ir nesuprato. Bet reikia sugrįžti į kondicijas. Bandė ir taip pat ta pati Jonava kažkiek bandė ten atakuoti, žinai, matėsi, kad bandė kažkiek minimaliai, aišku, tų minučių irgi daug nežadė, bet šiaip pozityvas turbūt, nori, įdomu šiaip žiūrėti, įdomu kaip atsigaus, bet kad atsigauti reikia ir kad fiziškai dar yra tikrai neatsigavęs, labai akivaizdžiai tas matosi, ir komanda, žinai, kai tu pamatai tokias varžybas, vis tiek tu darysi skautingą, žinai, tos kiti varžovai irgi žiūrės tą su Ulmu tikrai tas rungtynės kitas, žinai, tada mato, žiūrėk, tas čia taip prasideda, tada dar daugiau ant savęs susikrauni to, žinai, taikinį užsidėti ant nugaros ir jam reikės su tuo taikytis, bet puolime, kad ten tas talentas yra, jis niekur ten nedingsta, tie metimai kokybiški, geri, ta išmetimo technika yra tikrai viena gražesnių gal apskritai visoje lygoje. Staigi tai 4 numeriui, 3-4 numeriui, ypač kai 4 jeigu gali žaisti, žinai, tą small ballą su juo, tai taip, tai yra didžiulis pliusas ir tiesiog norėtųsi, kad baigtųsi ten tos visos negandos, teko ir interviu dėl jo skaityti, žinai, kad ten tos traumos baigtųsi. Visko daug sukrito. Daug visko buvo, tai norėtųsi, kad tas būtų, žinai, jau praeitį ir kad galėtų susikoncentruoti, žinai, žaidimą ir grįžimą į formą. Šiaip įdomu iš tikrųjų ir labai tikiuosi, kad pavyks visiškai atsigauti atletinę prasme Kulbokai, nes jis buvo toksai ir, gerai kylantis, dedantis, skrendantis, staigus, toksai, kuris gali pasimti tau vienas, nubėgti greitam puolime, tai labai įdomus, fainas žaidėjas. Tai prospektas, taip realiai. Tai vat norisi, kad jisai tą gautų kiek įmanoma daugiau po tokių sunkių traumų, 1,5 metų nežaidus, tai yra ne kažką, bet labai tikiuosi, kad gaus, nes, aišku, mums visiems bus nuo to smagiau, kuo daugiau gerų Lietuvos talentų žaidžia. Jo, bet čia reikia būtent labai tos varžybinės patirties, nes tu kiek nori ten gali treniruotis, ten štanginį dar kažkur bėgiot, atrodo ten jau viskas tau gerai, bet vis tiek tas toksai supratimas vėl, kaip reikia judėti, kur tu gali tas atrodo pusė pasitikėti keliu reikia pradėti. Pasitikėti, bet galų gale, žinai, kur tu žinai, kad tau pusė žingsnio čia nereikia žengti, ten kaip tik to pusės reikia, o tu žinai, kai gaunasi įeini,
tas vėl visas tas erdvės pajutimas, viskas komandos, galų gale, tu išeini vėl, tu su nei vienu iš tų žaidėjų nesi ten žaidęs, jau ilgą laiką apskritai krepšinio nesižaidė, žinai, treniruotės vėl yra treniruotėm, netidirbsi visko tiek, taip galų gale, tai tikrai reikės laiko, aš manau, čia net gal 2, gal 3 mėnesių gali reikėti, bet iki sezono pabaigos Vilkam, aišku, tai būtų labai svarbi paspirtis tose lemiamuose kovose. Vis tiek turbūt projektuojam tai, kad turėtų jie prasibrauti į kitą varžybą etapą Eurocape, bent jau taip dabar atrodo. LKL'as faktas, kad jų tikslas, irgi žinom, kad bandymas žengti į finalą, pusfinalis iš esmės turbūt bus ta tokia lemtinga serija. Pernai atsimenam, kokia jinai buvo atkakliai ir kiekvieno žaidėjo. Štai tokio ar vienai komandai, ar ten rytų, žinai, naujokas kažkoks, ar šiuo atveju Kulbukos toks sugrįžimas ir dar vieno naujo ginklo turėjimas Vilkams yra faktas, kad didelė paspirtis ir didelis dalykas. Kai tuo tarpu apie paskutinį lietuvių tą papildžiusių Vilsų, tai iš Mato Jogėlos man daugiau agresyvumo šiek tiek norėtųsi. Taip kaip jisai rodės yra, kad gali žaisti Neptūne, ten paskui, kur jisai žaidė praėjusiais metais, aš aišku nelabai mačiau, bet norėtųsi tiesiog daugiau naglumo žaidėjo su jo duomenimis. Gal taip tik. Čia sutinku, jo. Bet šiaip bendrai tai jo, Vilkams turbūt, kad labiausiai tai reikia to stabilumo ir nežinau iš ko jį. Kartais atrodo, kad tikrai yra tokio nusiteikimo net trūkumas, žinai, kai kurie tokie dalykai, kaip minėjai su Ulmu, kur tikrai nėra tai, kad tu ten kažką dabar taktiškai padėliosi ir kažkas pasikeis. Atrodo, kad tiesiog žaidėjai neišėjo į tas rungtynės, žinai, ir tokių epizodų pasitaiko. Atrodo, kartais būna tas susikoncentravimas ir ten darbas maks, kur atrodo jau ten visi žaidėjai viršyje net savo ten kažkokius lūkesčius ir ten atidirba ir puolime įmeta 15 taškų ir gynyboje žiūri, kad ten aria kaip atrodo būtų gynybiniai žaidėjai. O kartais tai atrodo, kad visiškai viskas dzin, žinai, toks NBA tas toks stiliukas, kur būna, žinai, kaip 2 rungtynės on the road. Pirmas dar žaidžiam, antras biškį išėjom į miestą ir nelabai. Toks kartais. O aš jau apie 2 skorerius Vilkų galiu klausimėlį. Dabar pažiūrės, žiauriai įdomi statistika pagal tą išplėstinę statistiką, tai Kevonas ir Andriusas, aišku, bet apie gynybą klausimėlis. Tai su kuriuo eina į pliusą, su kuriuo eina į minusą? Tai jeigu taip random. Jeigu normaliai galvotum, kad su Andriusu į pliusą eina, bet jeigu tu taip klausi, tai tada supras, kad su Kevonu į pliusą ir Andriusas... Bet esmė, kad labai stipriai. Su Kevonu tai realiai jo gynybos reitingas tikrai yra geras ir komandos... Mažylių. Bet tai dėl to, kad jis su startiniu 5 gal jisai daugiau žaidžia, žinai? Tai gali būti, bet nes Andriuso tai yra realiai per 100 possession, tai plus 29,1 taško dar ekstra. Su Andriusu, o prie Kevono minus 20. Tai realiai skirtumai yra žiauriai didžiuliai. O koks Mareko Plaševičiaus šitas reitingas įdomu? Nes, gal, žinai, Andriusas žaidžia ten su Mareko irgi nuo suolo. Čia galėtum ir tos 5 pažiūrėti, bet šiaip tiesiog atrodo, kad plika akim man tas Kevonas irgi atrodo nelabai gynybinis tas žaidėjas, bet matai, žaidžia turbūt su gerais žaidėjais ir... Tuoj palauk, krauna šitas. Gerai, čia Tomas. Ne, tas tai čia. Tomas iš su Mareku, prašau, su Mareku šiaip neblogas, irgi į pliusą realiai gynyboje eina. 10 taškų mažiau praleidžia. Nuo bendro gynybos, bet matai, bendras yra labai prastas šiaip gynybos reitingas Vilkų, tai... Ten gali dar pataip. Tai sakau, su Mareku irgi į pliusą realiai. Kaip galvojate, tai... Bet polimas eina į minusą. Mano tai Hebra, kaip sakant, su ta dvasia, kaip aš visą laiką sakau, kad iš ryto norimo rezultato negausi, būk nusiteikęs, nusivilti ir panašiai per eilę metų, tai yra planuojančių, kad bus tikrai nuo Vilsų pasikrauta KMT pusfinalyje. Ai, KMT? Jo. Čia... Ar pasikalbėsim po mėnesio, gal bendrai, kai bus arčiau? Ne, labai daug. Jeigu išeis dar. Daug, iki to KMT, tai dar spės ir su Gunikaka, išvykoj. Dar gal ir su Galatasaray arba su San Quentinu. Jo, čia spėliota ir tie patys Vilkai nepilnos sudėties vėl dingęs. Ai, kai norėjau sakyti, pamiršau, ką norėjau sakyti. Vėl dingęs eilinį kartą. Sakai kažkas apie Dzin, galvo, kokia trauma Jeffrey Taylorui dabar? Tai ką, žinau, galvos, blemba, žinau, dabar nenoriu blogai čia nuskambėti, bet girdėjau, kad galvos. Kažkur girdėjau tikrai. Susitrenkė, tipo? Kažkas tai girdėjau tokį, nežinau. Bet čia toksai tik tai nuogirdas, bet apsaugos irgi nebuvo kažkur pranešta. Aš vis laikas stebiuosi, nežinau, ne vieną kartą sakas, kaip šiais laikais su visom media, su platformom, su visko, visi turi po 1, po 2, po 3 žmonės, kurie valdo social media ir tu negali paprasto pranešimo pranešti. Aš manau, kad ten turbūt... Kas nespėlios, ar žais, ar nežais.
turbūt, kad yra dalykas, kad gal yra kažkokie tokie dalykai, kur nelabai gali pranešti, gal, nežinau. Tai tu feikinę susikūrė. Tai tos tada jo. asmeninės priežastys. Personal reason. Neribotam, kaip ten NBA būna, ne kažkaip neribotam laikui. Ne, personal reasons yra. Ne, bet būna kažkaip ir neribotam laikui iškrito iš rikiuotės. Kažkaip taip būna toksai, atsimenu. Ne, tai kaip jie, tai out indefinitely, jo, parašo, bet tai kaip jie ten įformė. Tai tu irgi gali įdiobelę, kaip, tai ką nori, tą susigalvoji, tik tai tada gali lyga patikrinti, ar tai atitinka tikrovę, tai tavo pranešimai, bet... Jo, nes, nežinau, sakau, reikės pasidomėti, nesidomėjau šito reikalų kažkaip. Čia kokį mėnesiuką, ar dabar iš čia nesiniai. Kažkaip atrodo, kad, bet jo, porą kelias savaitės. Atrodo, kelias savaitės. 3 ar 2, jo. Nežinau. Bet jis taip kaip Vaiduokliukas Kasparas, žinai, pasirodo. Bet jiem čia Esu. metai, ne, o dar liko vieni. Dar liko vieni, man atrodo. Nes jisai gėkstas, tai jis kažkaip, tai jį dar prasidės. Jis buvo 3 pasirašyto, tai čia tik antras dar? Palauk, pasižiūrėjau. O kiek čia uždėjo tų sezonų dabar? Ne, tai dabar 3 jau. Jo, 3. Bet jisai po to pasirašė. Aš sakau, dar prasidės. Jo. Nu, tai Tai čia turėtų tik dar vienas. vienas. Tai dėl to nežaidžia, tai tada viskas make sense. Aš sakai, paskutinį sezoną žais? Tai paskutinis tai dar, žinai, kaip ten dabar visi mandrai sako, kontrakto metai. Nu, bet tai jam bus kiek ten, 36 tais kontraktais ten dar labai norės. Tai jau ką dar 2 metus va Vilkuose, po 300 štukų. Nu, jei. Į rytą gal? Jeigu žais normaliai, tai in. Rytas tiek neturi. Rytas tiek neturi. 300 nemokėtojų. Nu gerai. Šiaip skaičiavom su... nesvarbu, tesk. Sakai, ką norėjai. Ką skaičiavom? Ne, tiesiog žiūrėjom, aš kažką diskutavom lengvai apie Vilkus rytą ir kad ryto netgi didesnis biudžetas, kas buvo šiek tiek netikėta, mes tai irgi esame aptarę, bet ten kažkur rašė, kad žaidėjų atlyginimams tai Vilkai daugiau skiria vis dar. Ten taip gal tiek, kiek man draugelį rodė straipsnių, kad ten ir kokiais, neblogai, ten kokiais 300 ar 600 tūkstančių gal daugiau žaidėjams skiria Vilkai, kas yra, bent jau vienas geresnis žaidėjas pataikantis iš 30, kurio rytoj labai trūktų, tiek ir pakainuotum. Ok, ar žiūrėjot kibirkšties dvikovas Europoje? Nežiūrėjau, sekiau tik tais rezultatus, nepažiūrėjau. Tai kiek žinau, labai apmaudžiai. Nu, taip, bet turėjau šansą ryščių, kad net. Bet apskritai, ar mane tai žiauriai nustebino, kad aš tai nesitikėjau, kad tokia bus atkaklita dvikova. Aš pirmą mačią Vilniui tai buvau. Šiaip labai smagu buvo pažiūrėti, aišku, ir į Jotytę, žinai. Nemažai, šiaip tikėjausi, kad daugiau ateis, bet kažkaip tai vis tiek tie žmonės, nežinau, ar nesužino, ar čia tas prieššventinis laikotarpis, dar kažkas. Kažkaip aš tikėjausi, kad su Jotyte daugiau, bet šiaip negaliu pasakyti, kad mažai buvo. Įdomu, statistikos nežiūrėjau, kiek ten tiksliai, bet... Aš kviečiau merginą, gal nori pasižiūrėti, supažinau su kontekstu, koks talentas yra Jusė Jotytė, bet jinai nelabai norėjo tam į būtent krepšinį, tai mūsų planai pasikeitė. Pasiabu. O ką pasė? Nesudar. Pavakariavom filmą, pažiūrėjom. Ko tu kėsi? 850 žiūrovų buvo. Ar čia kėsi? Nieko. Ko čia kėsi? Nieko. Normalus klausimas. 850 žiūrovų. Ne apie Vilniaus barakus, žinai. Aš taigi žinai, ką, man tai tie laikai jau praėjo, viskas jau, aš tai nebeinu į pasimatymus dar kažkaip pas kažką įsičiūs. O tai žmonos nenusivedė į pasimatymus, žinok, reikia kuriant ugnį santykių. Pas mus dega, žinok, ten jau. Dega, nereikia dumplių. Filmą, tvarkelę, viskas gerai. Nesiskundžiu, tikrai. Viskas gerai. Fantastika. Tai va, 850, tai nedaug. No. Aš tikėjausi, kad koks 1,5 bus žiūrovų, bet mačas tai buvo wow. Įspūdingas, baigėsi lygiosiam, kai kurie žiūrovai, žinai... Nesuprato? Tai čia bus pratęsimas, nebus čia kaip čia dabar vyks, žinai, ir net klausimą nesu, kodėl čia sako, tas pratęsimas nebužaidžiamas, sakau, čia iš 2 rungtynių, ne iki 2 pergalių, iš 2 rungtynių, o antros rungtynės baigėsi Prancūzijai 2 taškų Asvelio persvarą, bet aš ką įsinešiau, kad, Jotytė kosmosas yra, kaip jin žaidžia tą krepšinį. Nežinau, tikrai man tai... Atsigavus atrodo iki galo, nes jos tam ta trauma visai rimta buvo, klubo tokia... Dar, žinai, tai pati sakus, man atrodo, yra, kad neatsigavo. Dar nėra, jaučiasi tikrai, kad dar nėra, bet vis tiek, ta tokia, ta ramybė, užtikrintumas, man jinai visiškai man jinai yra Luka Dončičiaus variantas, žinai, kur, viską taip ramiai daro, atrodo, tu žiūri į žaidėją, kur nedaro greitai, žinai, kai kurie ten, koks Francisko, žinai, pasiims tą kamuolį, žinai, ir tipo, nešasi ten bėga, griūna. Viską taip ramiai tą kūnę pastato, bam, žinai, aišku, ir tu matai, kai visų pirma, kai žaidėja yra, žinai,
ūgio kaip 3, 4 moterų krepšinį arba bent jau ten, žinai, sudėjimo ir žaidžia su kamuoliu, žinai, antras realiai yra, nu, tas toksai, žinai, kurėja realiai, pavadinkim taip, žinai, ten jau ta pozicija yra, jeigu reiktų, jinai ir tą kamuolį gali persivaryti drąsiai, žinai, pirmų kombo realiai, bet, nu, ir 3 gali žaisti, sakau, pagal savo kūną, žinai, gali ir 4 ten pažaisti, dar drąsiai pasistumdyti, tikrai, bet fantastika, tas IQ, nu, viskas, supratimas dar tikrai jaučiasi, kad dar kai kur, žinai, tokių dalykų ten kažkur gynybai gal pasisaugo, gal dar nespėja, nu tikrai dar po tos traumas, bet sakau, ta kūryba, tas buvimas su kamuoliu, fantastika ir dar, nu, šiaip reikia pasakyti, kad ir pagailėjo vienintelę baudą, kurią prametė, tai prametė tą, kur galėjo pergalė išplėšti. Ir dar ką pastebėjau, tai turi bendrą bruožą su Martynu, kad baudas meta nemuždama kamuolio. Martynai, paaiškink, kodėl? Bereikalingas dalykas, bent jau man, nežinau, čia tikiuosi, kokie treneriai nežiūri, vaikų taip nemoko, nežinau, čia kiekvienam turbūt, čia tas baudas, aš žiūriu savo, aš visą laiką muždavau, ten irgi būdavau prisigalvosiu, sakiau, dabar jau keli metai nemušu. Pakeitį? Vidury karjerą? Keista? Pakeičiau ir aš nematau prasmės muštą kamuolį, pavyzdžiui, nu, jeigu taip atvirai, nu, pavyzdžiui, nu, įsivaizduok, tu žaidži kokio 4-5 pozicijoje. Kiek tu metimų po driblingo? Nu kiek, kad tu ant sumuši, ką tau tas duoda, kad tu sumuši vis tiek tą kamuolį, aš mėgstu užsidėti ant linijų, ką vis laik darau, tai dedu ant linijų. Tvarkingai pasidėjai, iškvėpiai, realiai yra iškvėpimas tau, kaip tu pavargęs, kaip jautiesi ir panašiai. Tas driblingas, vis tiek tu po to driblingo tenai tu pasidarai, susidedi tas rankas, nu ten pastovėsi sekundės 2 ar 2 sekundės pamuši kamuolį. Nu, aš tame didelio skirtumo nematau ir man visiškai tas net nebejoju, kad labai tom procentam tikrai įtakos nedaro. Aišku, čia turbūt sunku išmatuoti, ar daro ar nedaro, žinai, bendrai paėmus, bet tas sumušimas, ten tie visi driblingai, kai kurie ten į šoną, kai kurie ten prasuka kamuolį, nu tai čia tu gali daryti, gali nedaryti, čia visiškai yra rutina. Čia kas kaip jaučiasi, žinai, aš tai kažkokiu metu sugalvojau, aš būdavo karjeros metu, tai žinai ką darydavau, aš būdavo, kad mušu, nu, turėdavau rutiną, ten kartais 2 kartus, kartais 3 kartus, bet atsimenu, dar būdavo, kad pasukdavau kamuolį, tikrai darydavau tą ir būdavo, kad pirmą baudą prametu, tada susinervuoju, nes mane žiauriai nerzina, kai aš baudą prametu, nu žiauriai susinervuoju iš karto. Ir tada antrą pasiemu, man duoda kamuolį, aš net nemušęs ir tada paleidžiu tą pusę ir jinai kiaura, nu, prasme, tai ir tiesiog ant nervų tada 5 keiksmažai ir bėgi gynybą. Tai čia mano tokia, žinai, čia aš niekam to... Nes Gecevičius į gynybą bėga? Bet į gynybą bėga, nereiškia, kad gynėsi. Bėgti reikia. Pasirodyti simboliškai. Aš grįžtu, treneri, grįžtu. O kokia tavo rutina, Ervinai? Palauk, man reikia žinutę atrašyti. Mano rutina, aš kažį labai retai žaidžiu, bet aš jau sumušu. Aš apie tenisą gal... Aš muždavau 3 kartą ir pasukdavau. Aš irgi darydavau 2 ir taip muždavau. Aš apie teniso rutiną, va tenisą tai aš mušu daug, aš kaip Djokovičius nervuoju savo varžovus. 9 kartus daug mušu. Nes tada... Aš įdomu žmonos klausdavau, nu kam, nu tarsi ką tas duoda. Taip, aš suprantu, kad... Šimai rėkavimai. Nori pailsėti. Rėkavimai tai čia yra kitas. Ne, bet dažniausiai... Man didžiausia vis tiek diskusija yra žaisti tyloje. Va čia mano didžiausia diskusija, kas liečia tenisą, tai aš vis laik diskutuoju, galėčiau diskutuoti, tas nukritimą. Ai, kad neleidžia ten šnekėti, man irgi keista. Man vis laikai nukritimą. Okei, servuojant dar gal kartais suprantu, bet ten, pavyzdžiui, nu, ten tuo metu, kai tu žaidini, Bet čia man labai žinok, tenisai iš tikrųjų trukdo. Aš žinau, kad trukdo. Man, pavyzdžiui, sunku suprasti, nes anais reikia visą gyvenimą. Tai man supras, kad čia turi žaisti loj kažkur, tai man... Bet žinok, tas yra. Aš žinok irgi, pradžiai, kai dar irgi taip labai daug nežaisdavau, tai atrodavo, kad nesąmonė. Man iš tikrųjų mažiau trukdo, žinai. Bet hebra yra kas, tai iš vis negali ten, žinai, jiems ten biški tik tai kažkas, tai ir jiem jau ten problemas. Man tai, žinai, sauginkit porą. Nuo fulės pripratę, žinai, ten visi rėkau, ten palik, ten stumia, dar kažkas, žinai, tai tu skirtumo mažiau. Bet šiaip tenise, kai paskui pradedi žaisti, įpranti, nu tikrai trukdo, pavyzdžiui, kai, nes yra... Profas kalba. Yra tas, kad, nu, pavyzdžiui, ypač jeigu, žinai, kada, jeigu dviese, pavyzdžiui, žaidinės, kai yra kamuolys tavo tenise, žinai, tavo korte, tai tu gali su komandžioku, tipo, sakyti, ant palik, pažaisti. O kai jeigu jau permeti, jau tada negali nieko kalbėti, žinai, turi tylė. Tai tas jaučiasi, kad kartais būna, žinai, kiti ten, nes matai, dar tenise, kai tu pats, žinai, kame, čia turbūt yra dar dalykas, kai tu pats teisėjauji, nu vieni kitiems, kai teisėjauji, žaidinė. Čia tai iš vis katastrofa. Tai tu kiekvienas balsas, nu, dažniausiai tu priimi kaip autą, nes, nu, nieko nekalbi ir tik tai kalbi, kad arba autą, arba ten, žinai, jie, tipo, žinai, įmušė, nu, tipo. Tai tu tada, kai išgirsti kažką iš kito korto, tu galvoji, kas, buvo kažkas, nu, toks, žinai, automatiškai įsijungi į žaidimą. Tai vad gal dėl to, žinai, sakyčiau, bet pavyzdžiui, profesionalams, taigi nereikia patiems, žinai, ten žiūrėti tą liniją. Kažkada buvom su žmona važiavę į Sereikiškas vasarą, įrungtas varžybas ir aš kur teisėjai.
Nu, žinai, aš tai, nu, tarsi, kurie O tai ką, tai nebuvo teisėjai? Sako, Mėgėjiškai, ne, ne. sako, patys. Sakau, kaip patys. Jo. Sakau, tai pats sakai, geras ar blogas, ar autas ar ne. Tai tada sakau, viskas. Čia dabar duotų man žaisti 5-5 ir tada sakyk, kur bauda, kur nebauda. Tai palauk, tai žaisdavom taip. Tai iki muštynių, nu, tai taip žaisdavom, taip, iki sustumdymų, iki ten įsisidinėjimo. Tenisas aristokratas, žaidimas, viską ten. Aš nematai, jisai pasakė, važiavo, galvojau, gal kokią prezidento taurę važiavo pažiūrėti. Taip, bet ir buvo, man atrodo, kad ir buvo kažkur taurė. Tikrai nebuvo. Tikrai turėtų teisėjai. Lietuvos čempionate, žinok, irgi ne nuo pradžioj nėra. Ne nuo pirmųjų. Buvo normalios oficialios buvo varžybos. Taip. Tai tikrai keista, bet teisėjai. Tai ne, tai bokštelis sėdi, bet iš ten bokštelį ten nematai, ten tu visko visiškai žinai. Ne, tai žinai, pavyzdžiui, linijų tai nėra, linijas pats sakai. Nu, grunte, žinai, grunte, kas yra gerai, kad tu ateisi ir pamatysi, jeigu būna kažkur. Būna ir Džokovičius, mes žiūrėjome, o matuoja, čia ne, tas ateina, ne, čia tas buvo, nu ir ką tenai. Ne, tai matosi. Ne, tai matosi, tikiu, kai pražai daug metų, tai tikiu, kad matosi. Jo, ir ypač, žinai, jeigu ten gruntas vis tiek tą prašveičia dar, žinai, kai mes ten mėgėjai žaidžiam, tai ten jau tų kamuoliukų atsiranda ten tikrai 100, žinai, aplinkui, tai ten faktas, kad... Bet šiaip tenise tai labiau atsikvėp, žinai, yra, nes ypač tiem, kas servuoja, žinai, nes ten daug jėgų, kaip plaka, žinai, 200 km, tai yra reikalų. Tai va, tai bet šiaip jo, grįžtant prie krepšinio reikalų, tai vat, labai patiko Justės Jocytės. O tai pataikė, bet tai prametė baudą, ne? Tai vienintelė tą ir prametė, kur galėjo laimėti, jo, Vilniui, tą prametė. Bet specialiai turbūt. Bet šiaip, nusakau, kosmosas, tokia ramybė, cek, viską taip daro, wow. Tai čia talentas, čia ir jausmas, aš tai tau, tiesiog jausmų, kada tu kur turi daryti tas pats kaip ir Dončius. Pagreitinti negali. Nu, ta prasme, tu žaidi su talentu, taip turi skiltus, aišku, be skiltų tu to nepadarysi, bet tas, va, grinai tas, ką tu ir sakai, kad lengvai atrodo viską darom, tai čia yra talentas, kur kada reikia pastumti, kur jo, ir net kada galvoji kartais, kad norėtum, kad daugiau net imtųsi tos iniciatyvos, žinai. Aš esu, kiek matęs ir tą jauną, kiek žaisdavau, nu, tas, tu matai, kad, nu, kitaip viskas vyksta, kitaip daro ir tą žiūrėti tikrai gražu. Jo, labai. Ir dar kas dar nustebino ir patiko iš dalies, bet iš dalies ir taip galvoju, nežinau, taip išsakau, buvo labai dvilypiai man jausmai. Žiūrėjau visą laiką ir treneriukas, prancūzių, visą laiką ant suolo sėdi. Taip kažką. Per pozityvą gal? Su savo ten tuo asistentu kažką pasikalba, tada ten vieną kartą ten per kokias 3-4 minutės atsistoja kažką 10-5 sekundėm ir toliau vėl sėdi. Ir ten taimautų irgi buvo ten atkarpų, kur bėga ten ties neimais tų taimautų, nesupratau iš pradžio, ar čia gerai, ar čia blogai, bet paskui galvoju, kad gal ir ramu, va, žmogus augina, ten vis tiek Lionas daugiau, žinai, augina ateitį, žiūri turbūt į tuos tokius ilgesnius procesus, o ne ten, kad, žinai, šitose rungtynėse ten kažką priekti ir panašiai, žinai, nu tai gal ir toks geras modelis, nežinau. Nu. Ir šiaip čia gal iš tų žmonių, kur, žinai, kur yra žmonės, kurie niekad nesikeikia ir tada tave visi iki pasiunčia nahui. Tada supranti, kad čia jau verta. Tai jisai irgi gal, žinai, ten atsistoja ar tai mauda paėma ar kažką, kai jau tikrai reikia. Tik dėl Jocytės dar labai ta keista gąsdinanti trauma, tokia neaiški, kol jie ten rado, kas yra, tai labai tikiuosi, kad nesikartos, neatsinaujins ir kad ten bus iki galo išgyta, nes taip atsimenu, kad pastarosius metus skaitydavau ten tas naujienas, kas ten vyksta. Minučių tai daug gauna jis. Ir gąsdinančiai tiesiog gąsdinančiai skambėjo. Nu tikėkime, kad kelias bus Women NBA, kad turėsim žaidėją, nes panašu, kad tikrai ten jos yra vieta, aišku, čia, žinai, žaidžiant dabar dar, aišku, tas lygis dar dabar toksai yra, čia nėra Eurolyga, žinai, nėra pats aukščiausias. Bet taip kaip jinai atrodė, žaisdama su vyresnėmis rinktinėse visose ir panašiai, tai jeigu tai nebūtų Women NBA, tai būtų aiškus nusivylimas, tarsi mes vis tiek, mes patys krepšinį žiūrim daug jo, tai kai tu matai taip judantį krepšininką aikštelėje, ten, tau yra aišku, kad tai yra toksai skillsetas, tokio ūgio, visą kitą, tu gali pastatyti į vyrų krepšinio situacijas ir matai, kad žmogus tikriausiai neprapultų tam tikrose vietose, tai manau, kad Women NBA, jeigu nebus, tai čia bus tikrai nebent kažkokie to traumos padariniai išliekantis ir visą kitą. Kitaip būtų man labai keista, nes tai išskirtinio talento akivaizdžiai atrodė tikrai. Ir dar Vilniukas buvo vos neįdėjo Dominikva Malonga, 1,98 m, išbėgo vieną prieš kažį ir tikrai jau galvau dės ir realiai, toks
Kaip ir įdėjo. Toks beveik, toks tipo, blema galvojau, moterų krepšinį būčiau pamatęs. Kaip Kovanas pirmą kartą dėjimą, žinai, nu toks, bet tikrai jaučiasi, kad blemba galėtų, dar gal, žinai, irgi jauna labai žaidėja, irgi Jocytės amžiaus, dar matosi, kad tas gal raumenyną dar reikia sustiprinti, žinai, kai būna, nes matosi, kad dar jau taip, žinai, jau kaip ir pasiekė viską atrodo, bet dar kartais jaučiasi, kad tos kujytės taip gal nelaiko, žinai, gal augimas dar visi tokie. Pasitikėjimas savim klausimų. Nebejoju, kad gal, žinai, treniruočių salėje jinai išbėgusi viena, ten gal ir kalą. Aš manau, kad gali būti, žinai, rungtynėse ir sunkiau tą surast momentą tokį viską, bet... Nu, aš vien dėl to ir nesudėjęs gyventi. Sunkiau surast. Tai va. Bet esi dėjęs. Sakau, vieną kartą per termokilinės esu įdėjęs. Aš per rungtynės nesu net bandęs. Rimtai, profesionalų karjerą net nesu bandęs. Rimtai? Jokauji? Nejokauji. Rimtai? Bet šiaip tai, nu, bet šiaip tai... Palinkėsim Martynui dar pakočiot kitais metais ir įdėt kažką. Bet šiaip, manau, nu įdėdavai be problemų. Ne, tai įdėdavau per apšnimą, taip ir ten prinuotis, taip, nu. Nuo 2 kojų geriau, aišku, nes kažkaip nuo nas būdavo labai prastai, bet šiaip gėdingas faktas. O kodėl to? O kodėl nebandydavai? Kodėl kas tau kažkas... Tai nes aš negalėdavau, nu, taip, tai ką čia bandyti, nu. Tai kažkokios fobijos kažkas, nu, tiesiog, ne? Bijojo to į priekį. Mane atsimenu, kai 16 metų man buvo ten tada realiai tais laikais, tada jau pradėdavo visi tipo dėlioti, dabar 13 pradeda, gal 11, nežinau, kada pradeda ten dėlioti. Tada atsimenu, kai atvažiavo prancūzų rinktinė, dar kai dabar atsimenu Šventoji buvo stovykla ir atvažiavo Draugšas žaisti, atvažiavo Batumas, atvažiavo Adžinsatas buvo, tai... Aha, oi, tai ten pradėjo nuo 16 nuo ūsų, pradėjo dėti tos kibirus, kaip aš sakau, ten kelti. Nesupratau, kas vyksta. Tu sakai, kad man gal neverta bandyti, jeigu taip negaliu. Sausi mažiukai tokie pūs. Nu, mažiukai, tai žinai, ten tokia tas galūnės jau ten būdavo. Nu jo, Batumas toks veikti savo. Tai va, visą karjerą pradėliau NBA. Jo, aš įsivaizduoju Batumas. Jauniklis toksai rankytės tokia kuduma, ne, bet... Dabar tai pilna dar, nu nepilna, bet nu yra daugiau tokių. Tais laikais būdavo 1, 2, 3, žinai, per kartas, nu, per visą Europą, apskritai. Ten tos ranko ilgumo, kaip dabar atsimenu, ten, nu, kosmos, ten didelis, nu... Toks varelė, kai va ir praždė visą karjerą, tai va. Blema, šiaip man... Pasivaryt kamelį prieš to. Man Nikolė Batumas... Kojus turėdavo žemai ten kosmos. Man Nikolė Batumas vienas labiausiai tokių patinkančių krepšininkų apskritai iš Europos. Toks kažkoks, nežinau, vibe turi gerą, kur... Nu, tipo, man patikdavo vis laik tokie, kur all around, žinai, kad gali... Ten irgi talentas. Ir puolime, ir gyvai, žinau, kur, kada, ką... Jo. Jis vienas iš retų, jis yra, man atrodo, NBA 5x5 padaręs, ta, kur bent po 5 kiekvienoje asmenys statistikos kategorijoje. Tai ir perimti kamuoliai, ir blokai, ir asistai, ir rezultatyvūs perdami, ir taškai, aišku, ir atkovoja. Jo. Nu tai va, palinkėsim tada, kad Justė Jocytė būtų Lietuvos. O dabar, ei, Martynai, davai, ant kelias, sakai, per daug nepersistengi, tai kažkada... Tu žmogau, papasik ten. Tu žinai, kad kai aš būnu aikštelė, tai tada būna baudos aikštelė užminuota. Aš ten neįkišneidė daug ko. Tu pačiari piking, aš pastovėk tiesiog tenai, kad tau mes, kaip sakant, ir pabandyk, įdėk. Jau ką, man žinai, gimęs šliaužėt nesvaidys, viskas yra. Aš su tuo susitaikęs, skaudu, bet susitaikiau metai iš metų. Nežinau, Martin, man atrodo, iki sezono, iki karjeros pabaigos reikėtų tau vis dar oficialiuose varžybose pabandyti. Tai dar turiu kokius 5 metus. Tvarkai. Nu, bet tai tu dar turi kokius įjungs ir tu dar turi kokius 5 metus tritaškius mėtyti iš stovimų pozicijų. Tai aš suprantu, bet jau įdėti iš stovimų pozicijų. Tu galvoji, kelią man ten duoda kas nors mes iš... Įdėti tai gal senka tau biškai laikas. Jo ten paskui lakšto paskui. Aš esu nekartą susakęs, manęs taip gyvenime karjerų niekas manęs nedengia. Kad taip nenueitų nuo manęs niekas net. Nu, bet šiaip tikiu, nu tai ne tiek daug variantų prie ko prilipti. Aš galvoju, ramiai ateisiu, pažaisiu savo ramiai ten visi manęs. Ramiai pamėtysiu laisvas trajekėlis. Neįtampos nieko, ten priskabinė laiko. Šiaip viesa, ne, kaip mane? Šiaip žiauri. Nu, tais aktyvistai žaisti, nu ne visi, bet dauguma. Galim, gal ramiai kažkaip noriu nubėgti į kitą pusę, atsikabinti. Ten būna, žinok, situacijų rimtai, stovi ant trako, silpnam kampe, kas nors pick and roll žaidžia, prie manęs stovi prilipę, leidžia, mes 2 kartus iš pakrepšio laisvam centrui, o aš to skuik padėk, dar buvo vienas žodis, ne, treneris neleido. Buvo ir tokių situacijų, tai... Neleidžia, eiti nuo tavęs. Aš nežinau dėl ko, tai nežinau, šiandien neįsivaizduoju dėl ko, kodėl iš kur čia tokia. Kam taip gerb tave? Biški pervertina mano galimybės jau, bet malonu iš kitos pusės. No, tau kaip vokeriai turėtų būti malonu, žinai. Jam malonu, kai dvigubina, tau malonu, kai nuo tavęs neina į pagalbą, žinai. Net ir iš silpnos pusės, nesvarbu jau. Ok, tai tiek turbūt vyrai, smagiai su jumis čia paskutinį kartą turbūt, kad šiemet paplepėjome. Manau, galim būti tikri, kad šiemet paskutinį. Taip, tai va. Aš jau apskritai paskutinį. Tai gerai, kokią palinkėjimą Vilniui? Šaukit kažką.
Ką kitais metais Vilnius turi pasiekti? Patrigubint parkingo kainas, Vilnius kitais metais, beje, žinot, kas bus? stadioną pastatyti. Stadionas Mažiau kamščių. Čia gali kosminių dalykų prikalbėti, Jo. nei mes neįspėlės. Pervadinti žalį į tiltą, vėlgi grįžkime prie šito projekto mūsų. Tramvajus. Metro. Tramvajus, jo. Čia mes ne šimtmečių įvardame, tik kitiem metam. Kitiem metam. Kitais metais Vilnius bus Lietuvos, Europos kalėdų sostinė kažkas tai bus. O, tai čia priruošė ekstra kažką. Tai įsivaizduok, kokią eglę kitais metais šaus. O šiemet, tarp kitko, gražiai buvau prie eglės, visai gražiai, man labai patiko. Gerai. Man jo. patiko. Net ir be sniego. Sniego trūksta žiauriai, bet visai gražiai. Bus. Bet jau aš kažkaip, kad tokiu metu nėra, tai jau esu realiai pripratęs iš esmės. Bet nuo to mažiau ne... Mane mažiau šiek tiek. Nesako, Biškį mažiau. seniai atsimenu, kada buvo ten, žinai, Jau nebekeli kalėdos su- lūkesčių, Jo, ane, nebekeli, taip, tai jo. mažiau. Jo. Šiaip tas yra, kad aš irgi jau anksčiau būdavo, blemba, kalėdos čia be sniego tikrai lievai, tik šiaip. O dabar jau toks... Taip, taip yra. Taip yra. Po truputį jau priprantam, jo. Bet šiaip bėsna, kad su klimato kaita, tiesiog šlikštaus oro tiesiog padaugėjo. Jo. Dar kokį mėnesį dasidėjo tos tokios šlapios pilkumos, nafig. Ne tai, kad ekstremumas kur nors nuėjo, kad turėtume, žinai, papildomą mėnesį su Minus plius 10 ir šiek tiek saulės, arba tada... Ne, minus 20 tikrai yra geriau negu šitas šūdas, kuris dabar... baikit, Eik, Nu, minus geriau. 20, minus 20 per Iškirpkit stipriai. šitą, prašau, Daug iškirpkit. geriau. Minus 20 per stipriai. Eik, tu vis tiek geriau. Bet kad minus ten kokią 12 Tu su su sniegu yra šunimi iš geriau. vis turėtum minus sutikti 20. su manim. Ne, jeigu Čia su dabar sniegu- yra blogiausias oras, šunį išvedi, tada grįžti. Nu, ir jo, dar- ir plauti. Dar Plauti. pusvalandį reikia plauti. Jo, baigėsi, aš plaunu rodo, kad šunį. juosta baigėsi, Dar reikia pusvalandį stabdyti. reikia ten šunį plauti, o jeigu dar Tas du, yra. kaip man dabar reikia, tai iš vis. Ta prasme, Tu apie labai ką mes patogiai kalbam? liemenytę užsidėjai, bleva, pasaka. Galėtų būti plus 5. Ne, Plus 10 visą žiemą. baig. Ne, tai jeigu Nieko būtų geriau jau nėra. tas plus 10, Jeigu plus 10 biškį saulės viskas, yra, jo, tai saus- tada jo, tai mes Ne, tai vien. minus Bet va 20 šita visą laiką bus nesąmonė, kur, blogiau. šita nesąmonė, kur Minus lyja. 20. Eik, tu minus Nors ne, 20. kaip gali lyt gruodžio pabaigoje? Va, Nu negali. atsidarai, Nu negali lyt, tai arba snyga. Griaudėjo dar neseniai. Jo, griaudė. Vapšėčiai nesąmonė. Kaip gali griaudėti? Buvau išbėgęs pabėgioti, tarp jau tuo metu nebuvom prašiau sugalvojęs išbėgti, gavau ir krušos į veidą, Jo, dar ir ledukų. paskui dar ledukais Jo. Čia davė. taip dažniausiai ir būna, kai nesąmonės darai. Kai vieną kartą per žiemą išbėga. Kokia žiema per metus Aš turbūt. suprantu, kad bėgiojimas Iškart tau yra nubud. toli labai nuo... Nuo realybės, nuo mano. tai. realybės, jo. Aš norėčiau Atrodo, nebebėgioti. Labai, nepasiekiamas. labai puikiai sėdisi vas foteliukose, kšnieki. Fantastika. Nu gerai, viskas grįžam. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Palinkėjimai smagus ir gražus. Jums, žiūrovai, ačiū, kad žiūrit. Gražių švenčių ir skanių, kaip sakant, kūčių stalo gerybių. Ačiū, ate. Iki. Ir gerų dovanų. Viso. O jo, nepamirškite ir dovanų. Aštrios istorijos po gabalėlį. Čili pica. Visiems geriems laikams. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai.